Kristus prisikėlė. Tikrai prisikėlė, alleluja. Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus ir prisikeldamas, parodė, jog jisai yra meilė, tobula meilė. Ir kiekvieną iš mūsų pakvietė mylėti tobulai. Tai reiškia taip, kaip sugebame, iš viso širdies, visomis savo jėgomis, visų savo protų, kiekvieną savo gyvenimo akimirką ir Dievą, ir kiekvieną žmogų. Dievas nori, kad mes savo gyvenime vadovautumės meilės įsakymu. Ir būtent tai liepia mums daryti – mylėti. Mylėti net ir savo priešus. Ir tada būsime iš tikrųjų Dievo vaikai. Jeigu mes su Dievu bendraujame ir jį laikome tik kaip kažkokį darbdavį, tai ir mes tampame tada darbininkais. Jeigu mes laikome viešpatį tik kažkokiu valdovu, truputį griežtų, reikalaujančių, tada mes tampame jo vergais. Bet jeigu mes atpažinsime, jog Dievas yra mylintis draugas, tai ir mes tada tampame jo draugais. Bet galime ir eiti toliau. Jeigu atpažinsime, jog Dievas yra tas mylintis, aukojantis, tas besirūpinantis tėvas, tai ir mes tampame iš tikrųjų Dievo vaikais. Ir tada mes galime ne tik iš Dievo semti tą meilę, tą pavyzdį, mes irgi norime tą meilę kitiems dalinti. Šventas Maksimilijonas Marija Kolbė vienoje savo konferencijoje broliams pasakė, tik meilė yra kūrybinga. Tas, kuris nori kažką pasiekti savo gyvenime, turi mylėti. Jeigu jis nemyli, jis atlieka kažkokius ten darbus, bet nekūria, netęsia Dievo kūrybos pasaulyje, nenori kažką pridėti, bendradarbiauti su Dievu. Ir šventas Maksimilijonas būtent įrodė, kad tik meilė yra kūrybinga, kai jis savo gyvenimą paaukojo. Pirma, tarnystei broliams, paskui misionierių darbui, o paskui ir Auschwitz-Birkenau lageryje, konclageryje, kur savo gyvybę paaukojo už kalinį, kuris prašė laisvės. Jis savo valią nuėjo į bados kamerą. 2 savaitės kentėjo bado, kol visi bendra kaliniai iškeliavo anapus, o jisai paskutinis buvo nužudytas nuodais. Taip jis paaukojo savo gyvybę, o jo gyvenimo vaisiai yra palaiminti, nes tik meilė yra kūrybinga. Dievas iš meilės mirė ant kryžiaus ir prisikėlė. Šventas Maksimilijonas iš meilės paaukojo savo gyvybę ir daug žmonių patraukė pas Dievą. Ką aš esu pasiruošęs padaryti iš meilės Dievui, iš meilės kitam žmogui? Būkime drąsus, nes Jėzus Kristus nori mus pavadinti savo draugais. Sveikinu visus su Velykų alleluja ir pranciškonišku šūkiu taika ir gėris. Thank you.